O dabar šiek tiek nusikelkime už mokyklos teritorijos ir aplankykime mūsų krautuvės ežerėlis direktorę Angelę Burinskienę. Tai kiek iš viso metų čia stovi jūsų krautuvėlė? Šiemet 30 metų rugsėjai bus, kai veikia ežerėlio maistas, kai vykdo prekybą. Koks laikotarpis būna aktyviausias, tiksliau pamokų tarpe valanda ir ką dažniausiai mokiniai perka? Tikriausiai, kaip ir jūs patys žinote, esate dešimtokai, tai ilgoji pertrauka, kai vaikai ateina ne tik sąsiuvinių nusipirkti, ne tik pluošinį nusipirkti, bet ir karšto maisto pavalgyti. Kaip prisidedate prie mokyklos veiklos? Taip, įdomus klausimas. Kaip ima pasakyti, tai yra nematerialinė patirtis, tai yra geriausiai gėrio skleidimas, su vaikais bendravimas, padrąsinimas, kada jiems sunku, kai rašomieji darbai, padrąsinimas, kad viskas gerai, to einat į mokyklą. Džiaugiuosi mokykloje daug būrelių, vaikai aktyvūs, pasakoja pasiekimus savo, džiaugiamės kartu ir dovanėlės duodam, ir muzikos, ir olimpiados, ir sportininkai. Mokykla nuo 7 iki 7 mums net kelia tiesiog džiaugsmą didelį, tai geriausia mokykla Kaune, Pasaka. Mokykla, aišku, mūsų mokyklos yra maistas irgi skanus, bet kartais norisi kažko kito. Tada mes einame visi ežerėlį, kur pasirinkimai yra kiekvieno skoniui ir darbuotojas tada mus aptarnauja su šypsena. Puikus aptarnavimas, nuostabus atsiliepimai, geros kainos, skanu, gardu, nuostabu. Darbuotojos labai malonios ir aišku, kartais duoda nemokamus dalykus ir ten toks didelis asortimentas, kad literaliai visko yra nuo sąsiuvinių, nuo maisto ir gali bet ko nusipirkti. Ir labai patogu, nes iš karto išeinant iš mokyklos, kelios minutės ir viskas. Ežerėlį labai geros tetos dirba. Labai patinka tetos mandagios, sveikinos, geros dienos palink tetos Bučkiai.